Late Night with the Devil tai siaubo filmas, apie kurį kažkuriuo metu pernai kalbėjo visi internete, bet jo Lietuvos kino teatruose nebuvo galima išvysti. Ir kažkaip netyčia užmačiau, kad jis atsirado Netflix'e. Tai pakalbėkime apie jį. Filmas yra sukurtas taip, lyg būtų kažkokios dokumentikos dalis ir joje yra pristatoma rasta juosta iš 80-mečio pokalbių laidos. Pasakotojas labai greitai pristato pagrindinį personažą, tai yra Jacką Delroyų, kuris buvo vienos iš vėlyvųjų pokalbių laidų vedėjas. Ir iš karto po to greito pristatymo šokama į minėtąją laidą, kurios metu ir rodoma, kaip viskas vyko. Įdomu tai, kaip yra pateikiamas visas pasakojimas. Tol, kol rodomas filmavimas, tol viskas yra lyg žiūrėtume per senovinį televizorių su tom senoviniam paletiniam spalvom ir tuo pačiu šiek tiek į televizorių rėmus telpančių vaizdu, tai yra šiek tiek kvadratinis vaizdas. Kai filmavimas baigėsi ir prasideda pertrauka, vaizdas tampa nespalvotas ir išsitempia į pilną ekraną. Lyg tai būtų papildymas visos istorijos. Man tiesą pasakius visai patiko greitas vystymo tempas, nes filmas yra tik tai 1,5 valandos, o Davidas Dastmalchianas labai gerai įkūnijo 80-mečio pokalbių laidų vedėją. Jis tiesiog atrodė, kaip būtų gimęs iš tikrųjų tą daryti. Galima sakyti, kad būtent jo personažas ir buvo labiausiai išvystytas ir visa istorija sukosi apie tai, kokia yra šlovės kaina. Viskas, kas sukosi aplink Davido personažą, studijoje už jos ribų, viskas vedė būtent į tai. Bet aišku, prisidėjo ir visi šėtono ar demonų apsėdimo elementai. Sakyčiau, toks visai netikėtas filmas, kuris tikrai sudomino savo unikalumu ir stiliaus išskirtinumu, todėl tikrai rekomenduočiau pabandyti pažiūrėti šį filmą, jis yra, kaip minėjau, Netflix'e. Jeigu jau matėte šį pasakojimą, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.